turkų kinas iš tikrųjų, nežinau, ar jis kažkada išgyveno nuopolį, jis pakankamai ilgą laiką yra stiprus, bet pastaraisiais metais Nurė Bigė Ceilano, pavardę tariu savo ribotą baltų tartimi, bet dėkai tas kinas yra tikrai matomas ir apie jį kalbama ir jis iš tikrųjų yra tokiam priešaky įdomaus, savotiško kino. Ir Mustangės yra dar vienas turkų pavyzdys, vadinamas Sofijos Kopolos Virgin Suicides, tam tikra parafrazė, galbūt net nelabai įtakotas to filmo, bet tema yra artima apie paauglės, kurios maištauja prieš tėvų konservatyvumą ir bandymą jas uždaryti ir apriboti ir suturėti. Ir neatsitiktinai filmas vadinasi Mustangės. Tai man jis pasirodė irgi labai įdomus ir taip pat irgi labai plačiai apie jį kalbėta.